Taip kad nuo 52 metų ir dabar, kiek yra, 2002, tai jau 50 metų jau kaip čia. Šis vyras šiandien jau gyvena vienas, bet visų apylinkių gyventojai žino jį kaip puikiai besitvarkantį savo ūkyje. Kalbinti žmonės apgailestavo, kad atkuriant nepriklausomybę buvo griaunama ne tik senoji santvarka, bet ir buvusio kolūkio pastatai ir visa tai, kas dar ilgus metus galėjo tarnauti žmonėms. Labai skauda. Gaila, suprantate, tik čia viskas buvo, kad buvo kompleksai. Tokie milijonai pinigai įdėta. Čia žmonių prakaitų visas buvo padaryta. Ir dabar, kai aš pats dirbau sandėlininku, čia tokie buvo padaryti sandėlį 3000 tonų. Jeigu daug pilnas prikuldavom grūdų. Ir tos buvo pajėgus, patogus labai. O dabar viską nuardė, suprantate, išdraskė. Ne iš mūsų jie te griovė, atvažiavo iš Plungės ir brigadas nardė ir įsivežė plytas vis. Mūsiškiam nelabai tai dalyvavo tos nugriovimus. Čia ne vien pas mūsų visur taip pat. Nežinau, čia sunku pasakyti. Kažkam taip atrodė, kad reikia išardyti toliau norus, tada, kad norės. Aš irgi tak nesuprantu. Kaip ir visur, Aleksandrave yra ir problemų. Tačiau joms spręsti žmonės turi bendruomenės tarybą, kuri kaip įmanydama stengiasi padėti visiems, kam reikalinga kokia nors pagalba. O didžiulis dėmesys yra skiriamas jaunajai kartai. Aš pati dabar pasižiūriu, yra dalis vaikų, kurių tėvus aš mokiau. Reiškia, jie čia baigė, čia gyvena, čia jų vaikai gimė, čia yra dalis vaikų tokių. Bet ar jie patys, tie vaikai, mato savo ateitį čia būtent šitam kaime? To tai aš nežinau. Ar jie sieja savo ateitį, daleiskim, aišku, 5-ukui, 6-ukui ten galbūt sudėtingiau, bet gal kiek vyresniam. Ar jie sieja savo ateitį būtent su kaimu? Negaliu pasakyti, nežinau. Niekada neužeina tokios kalbos? Užeina, bet kad taip viens, nežinau, kaip nuomonė yra įvairių. Ir lieka, aišku, lieka, negaliu sakyti, kad nelieka kaime, bet lieka nedaug. Išvažiuoja, iš tikrųjų išvažiuoja. Kaimas senėja. Turbūt ne tik pas mus, bet visur tas. Kaimas senėja. Jaunimas baigia mokyklą ir išvažiuoja kitur, toliau tęsti mokslus. Bet yra žmonių, kurie po daugelio metų grįžta į kaimą. Tai padarė ir šios puikios pirties šeimininkė. Ji su šeima grįžo į Aleksandravą ir čia sėkmingai vysto savo verslą. Teka gyvenimo upė, kunkuliuoja ir keičia kartas. Keičia žmonės ir jų pažiūras į gyvenimą. Nesikeičia tik mokytojų požiūris į jaunąją kartą. Jie stengiasi išugdyti tikrai gerus ir išsilavinusius ateities kūrėjus. Šiam kilniam tikslui įgyvendinti veikia Aleksandravo pagrindinė mokykla.
ilgametė mokyklos mokytoja, šiandien jau dirba kaimo bibliotekoje, bet vis užsiima su vaikais ir ugdo juose grožio supratimą. Ateina jie, mes čia skaitom knygeles, piešiam piešinius įvairiom temom, iš knygučių, iš pasakų, mėgsta vaikai piešti, darom tokius parodėlės, išrenkam geriausius dailininkus. Sakykit dabar, kaip jums atrodo, ar tie vaikai, ta prasme, ar tai, ką jūs darot, juos tos vaikus paskatins likt kaime? Nu, čia jau sunkus klausimas tikrai. Jie kol maži, tol čia būrėsi vieną vietą, nori jie būti kartu, pabendrauti kartu. Galbūt tų knygų tikrai mažiau jiems šiais laikais kažkaip nebenori taip draugauti su tom knygom. Jie taip nori bendrauti vienoj vietoje, būti žaisti su jais, užsiimti su jais, kad bendrautume. Užaugę jau, nežinau, visų dabar toks likims yra. Mažieji ir mokinių, ir mokykloje, moksleivių. Kiekvieną metą po 10 taip sumažėja, išvažiuoja kitas mokyklas. Ir tų mokinukų labai sumažėjo. Tai dabar visa šita, reiškia, veikla, bendruomenės, tos asociacijos veikla, jinai nukreipta yra nors kažkiek į tai, kad, reiškia, tas kaimas atjaunėtų. Nežinau, kaip čia daugiau tie projektai visi rašomis ir daugiau iš praeities, renkamis istorinius medžiagus. Ne, be abejo, istorinių medžiagų tai yra jaunimo auklėjimui. Auklėjimui ir muziejus taip pat čia jau pamato vaikai, kas buvo senovėj. Matėt visi. O kas ateičiai? Ateičiai galbūt tai bus daugiau projektų, galbūt parašys, kad vaikams reikia nors žaidimų daugiau nupirkti, padaryti tokius kambarius, užsiimti, ypač vasarom neturi, kur jie išvažiuoti ekskursijų, jie rinktųsi čia. Nors būn kartais į mokykloje tik užsiimti vasarom. Na, aišku, jeigu visi visuomenės nariai žiūrės, kaip elgėsi jaunimas ir gatvėse, ir čia yra vaikams toks poilsių valandėlį šokiai. Jeigu nekreips dėmesį, ką jie veikia, ką ten jie geria, ar mušasi, ar ką, čia irgi blogas pavyzdys gaunasi. Tiesiog sveikintis, jeigu nesisveikin su suaugusiais. Viens kitą mes pasakom ir tėvams, ir tarp savęs pakalbam, kad taip neturėtų būti. Bet ir taip jau vaikai sveikinasi maždaug. Vis tiek vaikams reikia kažkokių tai žinių ir iš praeities prisiminti, kad žinotų, ką veik seniau ir suaugusiai, ir kitais laikais, kaip atrodė liaudės dainos, šokiai, įvairius patarlis, vis prisimenu per tokius susitikimus čia būna, su šateikiais, su narvaišiais susitikimai, be folkloriniai vakarai. Iš paskos eime, bet vaikus palikim kaime ir pro seną kiemo tvorą, kad nebūtų. Bet tai yra skirtingų žmonių ir skirtingi charakteriai, ir skirtingo amžiaus, skirtingos yra nuomonės. Ir todėl jūs ir sakot, kaip skiriasi tų kartų. Nuo amžių skiriasi kartų požiūris. Bet einam visi tuo pačiu keliu. Ir tą pačią žemelę. Ir turim įimti viens kitą už rankus ir eiti kartu. Nieko nepadarysi. Tam mažam reikia ir manęs seno, ir man senam reikia labai mažo. Toks yra. Ir tam turtingam reikia vargšo.
o vargšui reikia turtingų. To čia bendruomenės yra pozicija, to bendrumo. Mes lietuviai čia gimė augę, ar vargiau, ar geriau yra, mes turim iškęsti. Mes esame lietuviai, čia mūsų tėvynė, čia mūsų žemė, mes augom, vaikus gimdėm.